Šiauliuose atiduota pagarbos duoklė žymiam XIX amžiaus pramonininkui Chaimui Frenkeliui. Jo nuopelnai miesto vystymuisi įamžinti paminklu pirmuoju šalyje, skirtų verslininkui, mecenatui ir filantropui. Šiemet Šiaulių pramonininkų asociacijai sukanka 25 metai. Šios jubiliejinės datos kontekste, prisimindami savo ištakas ir tęsdami Šiaulių krašto pramonininkų veiklos ir tradicijas, norėdami pagerbti nusipelniusias asmenybės, Šiaurės Lietuvoje geresnio visų laikų pramoninko, kaip Chaimas Frenkelis, neradome. Šis paminklas tai atlygis nusipelniusiam kraštiečiui, ne tik pramoninkui, pakilėjusiam Šiaulius iki didmiesčio ir pasaulinės sodų sostinės statuso, bet ir mecenatui, stačiusiam Talmud Toros mokyklą, ligoninę, senelių namus, vaikų poilsio stovyklą, palaikusiam kitas iniciatyvas. Daugelis jo statytų objektų, kaip ir miesto pasididžiavimas Chaimo Frenkelio vila, neatsiejama nuo miesto veido. Tai paminklas iniciatyviam ir kūrybingam žmogui, sugebėjusiam mąstyti globaliai, savo srityje pasiekusiam profesinių aukštumų ir gaminusius geriausius raudonosius puspadžius to meto pasaulyje. Jo aistra ir strateginis mąstymas pastumėjo Šiaulius į tikslų, industrinį Europos miestą šeimą, o jį patį priskyrė prie tuometinės carinės Rusijos geriausio pirklių 50-tuko. Šią iniciatyvą norime parodyti, kad žmonėms, kuriantiems verslą į darbo vietas, už jų pasišventimą šiai gyvenimo sryčiai gali būti statomi paminklai. Tai kartu ir pramoninkams. Paminklas visų, kurie dirba ir dirbs krašto labui. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo ne tik žydų ir miesto bendruomenės atstovai, bet ir iš Prancūzijos bei Jungtinių Amerikos valstijų atvykę Chaimo Frenkelio palikuonys. Jie buvo nuoširdžiai sujaudinti tokiu dėmesiu savo protėviui. Tai iš tikrųjų yra labai jaudinantis momentas ir mes labai džiaugiamės dalyvaudami šiame ir mes tikrai buvome labai sužavėti šiomis žiniomis, sužinoję, kad bus sukurta ir bus atidengta skulptūra ir mes tikrai esame labai laimingi ir mums tikrai pasisekė, kad mes galėjome visi va čia esantis gyvi palikuonys dalyvauti šioje ceremonijoje, atvykti čia iš Šiaulių sukorę tokį ilgą kelią. Taigi mums iš ties čia yra labai graži šventė ir mes labai dėkingi. Žymaus šiauliečių atminimą pagerbė ir Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius. Premjerui ypač artimas Chaimo Frenkelio požiūris į dirbantį žmogų bei pagalba tiems, kam jos reikia. Aš į visą tai žiūriu kaip pavyzdį iš praeities, kada tikrai buvo ne tik kaip remiamas verslas, kultūra arba kitos, reiškia, įvairiausios socialinės programos, bet čia yra pavyzdys, kada buvo remiami arba rūpinamasi ir paprasta darbo liaudimi. Ir buvo teikiamos medicininės paslaugos nemokamos. Tai žmogus, kuriam rūpėjo kiekvienas, netgi ir darbuotojas, pirmiausia dirbantis tame kolektyve. Ir tam buvo skiriamas didžiulis dėmesys. O parama, labdara, tai yra tiesiog tokia akcija, kuri tiesiog priverčia kiekvieną žmogų susimastyti ir pagalvoti, kodėl aš negaliu prie to prisidėti ir būti, kaip sakyti, tam tikras rėmėjas ir nebūti tokio, kaip sakyti, žmogumi, kuris nepastebi kiekada ir netgi kaimynų, kurie tikrai susiduria su tam tikrom gyvenimiškom problemom. Tai ar matot gražių pavyzdžių Lietuvoje? Ne, yra, tikrai nenorėčiau būti pesimistas, yra gražių pavyzdžių ir tikrai yra mecenatorių nemažai, kurie ir remia kultūrą, meną, sportą, bet aš manau, kad tas rėmimas galėtų būti didesnis. Šiuolaikinėme pasaulyje trūksta tikros atjautos, tad anot premjero, asmeninis pavyzdys remiant nepritekliaus prispaustus ar mecenuojant kultūrą įgauna ypatingą prasmę. Aš esu nemažai prie to prisidėjęs, bet tai ne aš vienas. Tai yra, kaip sakyti, ir mano partijos bičiuliai, yra ir kiti žmonės. Ir galiu pasakyti pavyzdį, kada šitą akciją pradėjau įgyvendinti, tai ir kiti, kai kurie verslininkai irgi prie to prisijungė. Taip, aš turiu netgi ir Kybartuose valgyklėlę, kurioje valgo kiekvieną darbo dieną 35 žmonės su negalia arba turi labai žemas pajamas ir
15 žmonių yra skiriamas maitinimas, kurie guli ant patalų invalidai. Visgi, kaip teigia iškilmę susirinkę, filantropijos ir mecenavimo idėjos randa kelią į verslininkų širdis. Tai patvirtino ir skulptūros autorius Romualdas Kvintas, nuoširdžiai prisipažinęs, jog kurti paminklą nebuvo paprasta, tačiau gimus idėjai rėmėjų ilgai ieškoti neteko. Visų pirma, rinkau medžiagą, kiek tai buvo įmanoma surinkti. O po to aš jau ir prieš tai daug metų dirbau, turiu šiokį tokį įdirbį ir galbūt man nebuvo taip ir sudėtinga, perteikti šitą charakterį. Aišku, aš labai stengiausi padaryti šitai. Vizualios medžiagos buvo ypatingai mažai. Tai galbūt, aš negaliu pasakyti, kad čia yra mano fantazijos vaisius. Aš stengiausi naudotis tą medžiagą, kuri buvo. Aš manau, kad pavyko, perteikti tokį, nes nuotraukos buvo, sakysim, tokio senyvo amžiaus ir jaunas pakankamai. O čia aš jį pavaizdavau tokį tarpinį variantą. Kaip aš taip suprantu, kad jis taip galėjo atrodyti. Jis turi bruožų ir iš to jaunesnio laikotarpio ir iš vėlyvesnio. Praktiškai didžioji dalis mano darbų yra taip, kad yra pirminė idėja ir po to, kai reikia ieškoti pinigų, tai tuos pinigus, kaip sakyti, paaukoja mecenatai. Didžiąją dalim. Aš nežinau, aš kaip nesu įpareigotas skelbti pavardžių, tai aš nežinau, ar jie norėtų tą, yra žmonės kuklus. Verslininkai, žinoma, daugiausiai. Tai gražių pavyzdžių yra Lietuvoje? Yra daug. Chaimas Frenkelis paliko po savęs ne tik pradėjusi klestėti miestą, bet ir atminimą apie gerus darbus, kurių žmonės nepamiršo ir kurie tapo pavyzdžiu šių laikų žmonėms. Šiandien atidarome paminklą Chaimui Frenkeliui, žmogui, kuris išgarsino ne tik Šiaulius, bet ir visą Lietuvą. 20-ojo amžiaus pradžioje jo odų fabrikas išaugo į didžiausią visoje Rusijos imperijoje ir Pabaltyje fabriką su modernia gamyba ir pasaulinėmis naujovėmis. Čia pirmą kartą Lietuvoje buvo organizuota ugniagesių komanda. Fabriko teritorijoje apšviesta elektra, įvestas telefonų ryšys. Manau, šis paminklas skiriamas ne tik Chaimui Frenkeliui verslininkui, bet didžiam humanistui, mecenatui, plačios erudicijos žmogui. Žmogui, kuris rūpinosi savo darbininkų sveikata ir jų darbo sąlygomis. Nemokamai gydė jų šeimas, dosniai šelpė miesto žydų bendruomenę, rūpinosi jo švietimo, globos ir dvasinio gyvenimo reikalais. Tarpukariu, plėtodamas šeimos verslą, Chaimo Frenkelio sūnus Jokūbas neapleido savo šeimos labdaros tradicijų, aktyviai įsitraukė miesto visuomeninį politinį gyvenimą. Tėvo pavyzdžių didelę sumą skiria Šiaulių aušros muziejui, Lietuvos vaiko kitoms labdaringoms draugijoms, neišskirdamas nieko pagal tautybę ir tikėjimą. Iš tokių žmonių paveldėjome valstybę. Mes dėkingi jiems už jų patriotizmą ir meilę Lietuvai, o prisiminimai apie juos ir jų nuveiktus darbus tegul bus paskata toliau saugoti, statyti ir stiprinti mūsų valstybę.